Laba diena. Pasirinkau Celestinos ir Tautės laboratorinį darbą sukurti interaktyvią užduotį WordWall platformoje. Tai pasirinkau atitinkamą šabloną, rask atitikmenį ir sugalvojau temą. Reikia surasti rašytinės raides, kurios atitinka spausdintinės, pavyzdžiui. Na ir taip suvedame visas raides. Pat reikėjo pasirinkti laikmatį pagal duotus vertinimo kriterijus, tai skaičiuoti didėjimo tvarka, kad būtų skirtingai išdėstyti objektai ir žaidimo pabaigoje būtų rodomi atsakymai. Taip pat reikėjo įterpti ir lyderių lentelę. Pačioje pabaigoje užduoties buvo duoti 3 klausimai, tai į juos atsakyčiau taip. Su kokiomis problemomis susidūriau atlikdama šią užduotį, tai reikėjo paieškoti paveikslėlių, kurie būtų tinkami šiai užduočiai atlikti. Kaip galėčiau panaudoti skaitmeninį įrankį savo darbe, tai jį naudoju kasdien ir kaip mokiniai vertina šias užduotėlės, tai vertina labai teigiamai ir prašo jų kiekvieną dieną. Tai tiek. Ačiū.